Paskui aš įsikrinčiu. Nu. Labą rytą. Labą rytą. Aš čia nuo šitos vietos pradėsiu rekordą. Taip. Klaipėda Vilnius ir renku, dabar reikės rinkti visose stotyse parašus. Gerai. Ir reikia vat pasirašyti, čia dar užpildyti, ištraukti, susiglamžyti buvo yra. Nu smagu. Kalonėlės štampą dar. Kad nėra šitos, kad štampo nėra. Yra, bet didelis. Ne, bet reklamų nėra. Ir prašyta reklamos 1000 eurų kiekvieno. Čia ir telefono numerį reikia. Nežinau. Kolonėlis, ne savo. Gintai tegul ir savo užrašė. Kolonėlis. Namų adresą. Namų adresą tik savo telefoną numerį. Prašau. Ačiū. Geras kelionės. Ačiū. Pirmas parašiukas. Gerų tikslų. Taip, aš rašinėjau kažką tai žuvo gerai. A benzino nereikia užsipilti, ne tau. Tak, taip. Ok, einam. Viskas. O, aš nieko nepasidariau, nu reikia nors vieną. Taip, užmiršau, tai. Tai padaryk visus mūsų. Ne, čia kaip sakoma susijaudino, supranti. Ne kiekvieną dieną čia taip vyksta. Sustokitės. Žinot, ką čia mato, ta mano kamera, nu nesvarbu. Gerai, gerai. Nu viskas, laimingai. Laimingai. Gintai! Važiuojam! Iki!
Labą dieną. Labą dieną. Aš važiuoju į Vilnių iš Klaipėdos ir fiksuoju Lietuvos neįgaliųjų rekordą. Ir dabar turiu gauti tokius blankus, kad kiekvienam poste, kad 500 metrų turiu parašą, kad aš čia pravažiavau aš čia, kad, nu, tokiu, tu aš paduosiu tą lapą. Taip. Ištraukit iš to aplanko. Siekite rekordą, taip? Jo. Smagu. Dar viršų pamiršau užsirašyti Gintautas Markevičius. O ten šiaip, kur rekordo akademija, užrašykite, sunku, Gintautas Markevičius. Jo, Gintautas Markevičius. Šiaip, Gintautas Markevičius. Taip. O dabar kas čia yra Čia kolonija? yra švėkšna. Man neužteks vietos. Taip. Ir telefono numeriuką tai. Tos įstaigos oficialų. Kiek dabar yra? Valandų. Aha. 10:56. Reikia jums užrašyti? O čia yra data ir laikas, ar ne ir laikas? Matau tik tai datą, kažkas užrašė jums. Aha. O laiką? Laiko nėra, užrašysiu. Tai tenais laiko neužrašė, kad 8 valandas 10 minučių. Nu, tiek to. Ačiū. Į tą plankę. Norit sėkmės? Ačiū. Nu va, Tauragė pasiekta. Dabar važiuosiu tuojo pat per Nemuno tiltą. Pavažau nerealiai, bet vis tiek įduosiu iš kaifo. Kažkas pradėjo tarškėti, iškėti, nu nieko. Galbūt pas dėdę sutesime ir praeis. Kur tas Nemuno? Oh yeah.
gal dar kartą pavažiuoti ir gal. Nu, super. Čia super. Eigi savo. Nu ką. Pas dėdę. Labą rytą. Dabar yra gegužės 12, sekmadienis, kiek čia valandų, pusė 10. Pusė 10, biškutį užvėliau, biškutį užpermėgau čiūčiut. O išvažiuoju, antra diena mano kelionės, aš važiuoju dabar iki Trakų. Iš Bizeriai, čia yra Bizeriai, važiuoju iki Trakų. Nuotaika gera. Aišku, problema tai, kad pritryniau užpakalį, ir dar vakar baisiai skaudėjo ranka, kurią dėdavau čia, vat, niekaip skausmas baisiausias. Nu, žiūrėsiu, kaip nors šiandien daugiau sustosiu, daugiau mankštysiu tą ranką, kad nebūtų tokių skausmų. Bendroje savokai tai viskas liuks. Nu kaip, vakar buvo bėdėlių. Vakar buvau kažkur tai už Žemaičių Naumiesčio pametęs tą kelionę atsižymėjimo lapą. Skambinau Rekordo akademijai. Jie man tiesiog patarė, sako, nestresuok, sako, tu atsispausdink naują lapą. Jie man davė kompiuterį į mano paštą, į elektroninį paštą lapus, aš juos atsispausdinau ir juos žymėjau. Ir žodžiu dabar aš atsižymėjau naujus lapus, atsispausdinau ir nuo to taško ten toliau pradėjau vėl iš naujo rinkti parašus. O tą lapą, kur pamečiau, sako, mes programoje Strava, mes matysime tavo eismo judėjimą. Okei, sako, gerai. Tai va, dabar važiuojame Bizeriai. Ir pasistengsime susiimti, kad nebepamestų lapelių. Gerai, iki. Dabar, o tai kaip, kai negalėjai iš šitų kraštų vis lenda, važinėja, užsivėta, ne? Kodėl? Nu, tiesiog nežinau, kas darosi, važinėja, čia visokie negalėjai. Tai gerai, kad užsukas. Tai galbūt valdžia kalta, ten Landsbergis kaltas ir Putinas kaltas. Aš nežinau, kas kaltas, turbūt ne. O kodėl jūs negalit važinėti? Nu jo, sakau, privalot judėti. Ačiū, tai aš ir važinėjau. Tai aš darau tokį rekordą. Važinėjau ir registracijos parašus renku. Aha, čia registruojate ką? Jo, registruoju, kad aš važiuoju iš Klaipėdos į Vilnių. Čia antras lapas. Oi, šitaip toli. Nu, kas čia dabar, kokie laikai? Važinėja čia, va tai iš tiek toli turi negalėjai važinėti. Ne, bet tai smagu. Nu, siaubas, nu. Siaubas, čia baisus Jūs taip peikiat save, nesiaubas. Siaubas, Čia tiesiog- nemoku džiaugtis, sėdėti kažkur ten sofkutės televizorių žiūrėti, Labai o čia dabar važiuoju. Labai teisingai, jau daugelis sėdi ant sofkutės ir liūdi. Gail, neliūdi, kaip tik džiaugiasi jie ant sofkutės. Nežinia. Reikėtų pasiimti alaus ant sofkutės, pasiimti Kažin. viską, dabar kažką tai lėkiu kažkur, tai nežinia ko. Bet tai va ir kiek pamatot visko. Va. Jo, kas čia dar? O tai kas čia seniai dar? jau šitaip važinėjat? Nu, 4 metai, o Oi. išvažiavau į vakarą anksti ryte iš Klaipėdos. Tai kad tik orai būtų geri. Bus geri, netgi bus karšta. Čia reikia tik tai gerbti, žinau, kitokius žygdarbius. Čia parduotuvės telefono, tos degalinės telefono. Tai dabar, kad aš Ir laikas dabar yra 12 diena 12. Ir laikas yra 9 valandą. 10:46. Šiandien pramiegojau. Tik šiandien nepramiegojau, bet kol pasikraščiau. Telefoniuką aš bandysiu pažiūrėti. Labas rytas. Labas. Nu, matai, nenusileidau palydėti, tai dabar atvažiavau. Ir kas dabar nutiko? Va, tas išsisuko tas, va šitas atsilinė, kur prisukai. Va, kryba. O kaip jisai Aš įsisuko? nesupratau. Kodėl jis įsisuko? Nesupratau. Aš čia realiai niekaip neužsukčiau dabar su... Ir to įrankio ir pedalim plauką, ne? Tai šį vis tiek noriu pasigerti.
dalyvė. Jo. Bet žinau, techninė pagalba paskutinė. Gerai. Nes mano turi važiuoti jau su agente, todėl susijęs iš tavęs link Jurbarko. Ne, dar tikrai suspėsim, žinai, bet sakom, dar tiesiog sėdėjom ir laukiam to laiko, kada mums važiuoti. Nu, dabar sakom, reikia jau sugrįžus, jau reikia iš karto ir važiuoti. Nu, sulaužęs dabar, žiūrėk, sulaužęs tai. Nu, va. Reikėjo turbykė pasiniai, nupjauti su turbykė ir viskas. Ką? Su turbykė reikėjo nupjauti. Ką nukels? Nupjauti su turbykė pedalą tą. Eik. Gerai, viskai, man reikia prasukti pedalą į priekį. Ai, Ne tą pusę, į tą pusę. Į tą pusę reikia pakelt. Tavo dviratį prilaikyti. Aha. Gerai. Paslaikai. Aš nelaikiau. Kišu petį tau, jeigu ir norėsi laikyti. Taip. Nu, čia dabar. Ką, važiuoju kažkur tai už Antonavo. Lietuvos vidurys beveik. Kaip fanas tie laukai, kas spalvos. Dar kartelį pasivažinėti, neskubėdamas. Ką mes čia turime? Greičiausiai kelias iš Kauno į Marijampolę. O mes važiuojam į Grigaliūnai. Ok. Taip. 4 valandos, 25 minutės. Važiuojame artyn Birštono. Gaila, kad negaliu dabar jį užsukti. Nieko Birštone, mes pas tave užvažiuosime kitą kartą. Ir tą grybą bandysime. Fainas takas. O dabar didžiausias smagumas. Beveik šitoj kelionėj ant aukščiausio kalno. Čia kažkur tai prie Jiezno, įtariu Jieznos kažkas tai. Iki Trakų liko 50 ir yra nerealiai. Į kamerą jau čia tokių vaizdų negali parodyti. O aš dabar gydausi iš džiaugsmo.
15 km. Įdomu, ar Trako pilį pamatysiu, saulė dar nenusileidus, ar jau nusileis. Nu, nevažiuoju, pamatysim. Dabar riedam gera nuokalnė. Geras kelias. Na va, antroji diena eina į pabaigą, kelionė diena. Pasiekiau Trakus. Pasikaliau nerealiai. Pro smegenis ir protingai kažką tai viską išsilydė. Nieko. Kur tu pilis? Kažkur tai čia. Gal čia pravažiavau. Taip namukai ir tokie iš šono, kad nepasakysi, kad čia Trakas. Taip. Nu, nematau. Kažkas čia pravažiuoju. Von tenai matau. Okei, važiuojam pilį. Važiuojam. Taip. 29 metų važiavome į Trakus. Važiuosime prie pilies pagal ne. Čia. Įtariu čia. Jo čia. Įtariu čia. Taip. Nespėjom saulėlydžio. Bet dar viršūnė biškį apšviečia. Bet vis tiek gražu. Nu tai ką, relaks. Kambarys Trakuose kainavo man 13 eurų. Nerealiai. Vienas pats gyvenau kaip šefas. Nu, aišku, tik iš nakvosio. Mano dviratuks kraunasi. Okei. Visos aukštas mano. Dušai. Super. Tik muilo nėra. Išsimaudžiau be muilo.
Jo, aš noriu tenais, jo. Ačiū, ačiū. Daiva, sustokit kažkur. Tuoj. Vadovas mūsų. Aš negaliu čia nulipti. Tai nenulipkit, būkit čia, būkit. Jo. Labas. Sveiki. Labas. Gintaras. Gintautas. O, labai panašus vardai. Keliautojas. Pavargau. Vargat? Nu, aš šiandien, ne tai, kad išvargau, bet tiesiog tokį krūvį, gas, tokie, kažkokie tokie ir kaip, supranta, ne, tarkim, kažkoks nebeliko nieko, kažką protingą pasakyti, nieko, iškai. Ten ir grįžot vėlokai vakar, ten apie 10, kažkur iš 10, kažkur tai ten, supratau, kažkur reikės pafotografuoti. Gerai. Gal čia kokios katedros? Nu. Prieš saulę. Gal arba čia. Taip gerai? Dėdasi, lauk. Okei. Gal užlipti, atsisėsti? Gerai, viskas. Tai iš toliau? Ką? Iš toliau? Aš dabar. Tokį šiup kamerą. Sveiki gyvi. Čia jau antra diena Vilniuje. Važinėjuos įleidęs. Vakar kaip sudarysiu dar YouTube kanale visą savo kelionę, visus tos
įrašiukus sumontuosiu. Dabar vėl rašau, kalbu. Aš esu antrą dieną Vilniuje ir noriu papasakoti apie savo kelionę. Buvo, aišku, ten tų interviu XFM, buvo radio su interviu su Rekordo akademija. Dabar noriu šiek tiek pasidalinti kažką, tai daug tų žodžių, buvo daug minčių, kaip man sekėsi, kiek ko buvo. Žodžiu, nu kągi, šeštadienį, 8 ryte, buvau Klaipėdai į Kužiedę, išsilyję draugai ir sutaręs buvo su policijos ekipažas, kuris mane išjudėjo ten iki pat Kiškėnų. Taip buvo šioks toks įspūdis, kai jie pirmi, sako, lydėsim, mes būsime pirmi, jūs važiuokite. Kokiu greičiu jūs važiuojat, sakau, 25. Ok, žodžiu, jie įvažiavom į Kužiedą, jie užblokavo iš vienos pusės eismą, jungia, kad wow! Ir jie, žodžiu, aš taip pavažiavau, paskui jie užblokavo nuo Klaipėdos visą eismą. Aš vėl pavažiavau, garbės palydą. Paskui važiavome iki Kiškėno ir jie jau su manim atsisveikino ir aš toliau važiuoju. Na ką, kelionė ten, aišku, ten nedaug pafilmavau, bet irgi prasidėjo problema. Už Žemaičio Naumiesčio kažkoks miestelis, vaistinė, šeštadienis, registracijos parašą paėmiau ir tą lapą įsikišau į kišenę. Ir vėliau viškių važiuoju kolonėliai, žiūriu, nebėra to popieriaus, nieko pas mus nebėra. Aš stresas, tada skambinu Rekordo akademijai, sako, be problemų, pasiimk naują iš pašto, atsispausdink kolonėlį, paklausiu. Jie turi printerį, atsispausdinau naujai lapus ir tęsk kelionę. Ir tiesiog, nes vis tiek yra liudijimai, kad aš ten Strava programą, kada mano taškas, kur aš važiuoju. Tai va, ir toliau važiavau. Aišku, ten visą gaila tik, kad labai reikia tipo greitai pravažiuoti, kaip įmanoma greičiau. Ir norėtų ten kiekvienam momentui tiesiog sustoti, pasivažinėti, atsipalaidavus, kaip seniau važiuodavau praeitais metais, kad sustoji ten, prie tilto, super, o dabar tiesiog važiuoju ir ten. Ir tas važiavimas toksai krūvį tokį darė, nes kaip ir tiems Rekordo akademijai minėjau, kad komforto zona man yra 50 km per valandą ir ne 50 km į dieną nuvažiuoti ir tai yra komforto zona. O jau jeigu iki 100, tai jau aš jau konkrečiai išėjau iš komforto zonos. Bet jeigu aš per dieną nuvažiuočiau kaip tą kartą 180, tai reiškia, kad aš jau kainą moku. Skauda kelia ranka, ta dešinioji, skauda šikna pritryniau, skauda, nežinau, visokiom padėtim ten, skauda kojas, skauda stuburas, nu, vat, kaina. Bet vis tiek važiuoju į šitą, kur Nemunas teka, kaip tas miestelis, užkrito. Nu, žodžiu, ten važiuoju, ten prieš netoli Jurbarką. Vis tiek kaifas, toksai fantastika, tiltas, Nemunas, nėra ilgių. Nors tu važiuoji su didžiausiais tokiais skausmais, bet tu vis tiek tas kaifas yra aukščiau visko. Galbūt ir gerai ta kaina, kažką tai moki kainą, kad mėgaujasi, kad vis tiek už tą sumoki ir to mėgamusi tas vertė tau didesnė. Žodžiu, paskui atvažiavau pas dėdę, paskui puikiai mes pažadėm laiką, pavalgėm, pailsėjom. Nu ką, aišku, prasidėjo Eurovizija, šeštadienį vakaras. Aišku, ten jos nežiūrėjau, ėjau tik pamiegoti. Anksti vėl atsikėliau, o automatiškai gaunasi, kad aš miegau tik 6 valandas, antrą naktis iš eilės. Nu ir kągi,
Aš aišku ten atsikėliau anksti, bet grybavau ten iš ryto, kažkur atitečki, kažkoks nerealus grybavimas. Tai ir išvažiavau ten kažkur tai vos ne, pusė 10 kažkur tai. Išvažiavau ir kai 10 km pavažiavus, 20 km pavažiavus, varsas, kur pedalų švaistyklis, kur guoliai visi pedalų švaistyklio, ten aš nusisuko tokia veržlė, didžiulė tokia stora veržlė. Ir jinai nusisuko ir ją galim prisukti su specialiu tokiu raktu, su tokiu specialiu plačiu, vos 5 cm pločiu. Aš į Facebooką įdėjau nuotrauką. Aš įsuko ir pedalas kliba. Ir, žodžiu, pasiskambinau, dėdė atvažiavusi visą tą, turi tą raktą, viską, tą anglį, viską okei, ir tiesiog bandau užsukti. Ir jisai taip sunkiai sukosi, žodžiu, su jėga ir sustoja. Pasirodo, varžtą, skersą varžtą, ten smulkius sėrėgis, skersą varžtą pasuko ir bandė ne tos proveržos važiuoti. O paskui išsukus ir tą varžtą reikėjo išlyginti, buvo reikalų. Aš įsivaizduoju, šakės, viskas man kelioniai pasibaigė. Jeigu jisai nebegalėsiu tą veržę, jau tokios mintis, gerai, tiek to, su klybančiu, su tablodžiu pedalu, gal kaip nors atvažiuosiu dar, ką žinau, nežinau, galų vis tiek prisukote į teisingas roles, okei. Ir toliau atrodo viskas sėkmingai, ir toliau važiavau vėl, puikiai viskas gerai, kad dar atsiminti. Dabar net nesupratau, kaip aš taip realiai gana normaliai pasiekiau Trakus su Vodkorovku. Aš galvoju, galbūt bus Trakuose kokia 12 ar ten, nežinau, atvykau vos ne 9 ten, žodžiu. Davė man pirmam aukšte už 13 eurų visą aukštą. Sporto centras ir reklamo, ten sargas Trakų bus net prie pat Trakų pilies. Toksai visas kompleksas sporto. Ir ten man davė visą aukštą, visą kambarių, lovų ir dušų, viskas mano, ir dvirčių, ir elektrozetė, viskas. Žodžiu, išnakvojau ir kitą dieną vėl, kaip nesuprantu, ko anksčiau reikėjo laiko 1,5 valandos įkėliau. Ir važiuoju aš po biškį, nes reikia važiuoti tenais, į Trakų blokus, ten lauks pusė 11 policija, aš jau 10 km važiuoju. Nepagalvoju, kad bus čia pat, išvažiavau iš Trakų, ten kažką tai pravažiavau kažkokį tą Aliną, ar kas ten kažkoks didžiulis pastatas, kur ten kažką tai ten serialą filmavo. Ir žiūriu, toj sankryžoj, kur remontai. Ir realiai ten, aš jau toj sankryžoj 9 valandą. O turiu susitikti su kelių policija pusė 11. Tai man dar pusantros valandos. Pusantros valandos man gaunu skambutį iš Vilniaus kelių policijos vadovių. Sako, mes kaip sutarėm, ten ir ten mes būsime pusė 11. Aš jau sakau, čia esu. Sakau, gerai, palauksim. Pusantros valandos ten toj sankryžoje, kur iš šonės, šunelį ten stovėjau ir laukiau. Išlaukiam policijos ir tada, kai atsimenu, šiandien dar buvau radio XFM, klausė, kokie tu prieš galą įspūdžiai. Man tai vėl toks kaip ir, galbūt daugumai žmonių toks pats iššokas ar įspūdis, kad kelių policijos toks ekipažas iš galo važiuoja ir jeigu reikia įjungia tą už manęs už nugaros tą ir tai, kad visas mašinas sustotų, kad nevažytų. Ir tarkim, jeigu yra viena juosta, ten kažkur tai, nežinau, ten ar tas savanorių procė, ar kažkur tai, kur viena tik juosta, tai žiūriu, visas rautas mašinų iš galo sustabdytas, o priešais mane, kur aš jau važiuoju, tuščia. Užblokuota policija laiko visą tą srautą ir dvirtingsmens važiuoja viršūnė. Tai žodžiu, kągi, paskui ten, kur jau 2 juostos, tai jau tada jau mašinas aplinkui važinėja. Paskui, jeigu, tarkim, iš dešinės kokį nors į šalitinį juostą nori įvažiuoti, vėl tokį garsą įjungia. Sugrįžuotas dvirtinką praleidžiam, okei. Žodžiu, paskui pro visą Gedimino prospektą toks pavažiuoju.
kaip koks prezidentas. Nu ką, paprastam žmogui tai vis tiek kažkoks įspūdis. Nebūna taip, kad policijos ekipažas atlydėtas iki pat arkikatedros. Iki vietos atlydėjom, padėkojau, atsisveikinom. Ir sutikau Rekordo akademiją. Ir su jais dar kaip interviu bendravom. Ir jie atėjo, davė man apdovanojimą ir sako, bet jau rekordas užfiksuotas. Mes matėm, sekėm, aš jiems dar tą raštus padaviau, tuos, kur važiavau pakeliu ir visur fiksavau, registravau parašus, tos degalinių visokių, ten ar vaistinį, ten visus tą lapą. Ir jau tą rekordą įvykdžiau. Nu ką, paskui važiavome, sutarta buvo su XFM radio, čia tam Bernardinų sudelėje mes kažkur įsiteisim ir pasikalbėjom, pabendravom su jais, su Rimu Kisieliumi, kaip toks trumpas interviu, kaip čia, kas čia, kodėl čia. Ir kokią pusę valandos, toks net kažką ir trumpas. Tai paskui aš tiesiog, paskui pavalgiam ir aš 3 paros po 6 valandos ir aš tiesiog viskas mėgu. Aš galvoju, čia pat ant žolės bilė, kur parkristi pasnausti. Ir tada galvoju, nu ką, galiu tik pas Rimą nuvažiuoti, pasiskambinom su Rimu, yra Rimantė namuose, valio, aš galiu atvažiuoti ir snausti, viskas, atvažiavau, snaudžiau iš karto valandą, nežinau kiek. Ta diena, principė, ir pavakarojau, pabuvau, viskas baigėsi. Na va, dabar aš, šiandien aš buvau XFM radijoje ir nuo 9 ir ten buvo toks trumpas interviu, tiesioginį eterį radijoje. Man patiko tokia atmosfera, tie darbuotojai, ar ten savanoriai, ar ten viešą atlyginimą gaunasi, bet tokia šilta atmosfera. Ten aišku, pilna tų radio įrankių, tų dėžių, ten tokie sprintuvai, visokie tokie, čia viskas aišku. Va, dabar atsileidęs važinėjai. Nu ką, būsiu čia, džiaugsius, mėgausius. Kaip lygtais kažkada kalbėjau su Rekordo akademija, kad man tai yra kelionė, man tai yra šventė ir toj šventėje aš lydausi iš džiaugsmo. Paskui už tai sumoku kainą. Paskui kalbėjau apie tai, kad būtų negerai daryti kokį tai rekordą, o paskui nebegalėti iš viso kokį pusę metų ant dviračių sėsti. Tai čia nėra taip, aš kažkaip normaliai važiuoju dabar. Tai va. Iki. Labas rytas. Šiandien nuostabi diena, aš ir bus trečiadienis, dabar yra 10 valandų. Oras, kaip sako Rimantė, labai minkštas. Man patinka, kai kitam mieste Vilniečiai, pavyzdžiui, čia tai tarmėje, ar gal čia tokie žmonės, ir tokie tie žodžiai, daugiau tokių, ta kalba, kaip aš atrodo visi kitokie, čia atrand daug gražių tokių žodžių. Oras minkštas. Vakar buvau super koncerte. Žydų bendruomenės tam koncerto pradžioje diktorius minėjo, kad tai yra vakaro diena, kada žydai susikūrė 48 metais, jos įvardino kaip valstybę. Ir sako tenais, kad sekančią dieną buvo tas karas, kada užpuolė visi aplinkui islamo šalių, nes jiems nepatiko, kad tokia valstybė žydų kūrė. Ir koncertas buvo bepročiai fantastika. Gaila, kad nedariau GoPro kameros, būtų buvo geras vaizdas, geras garsas. Pirmovo tik su telefonu. Tai va, dabar, fantastika, mamos bažnyčia. Nerealiai.
Įdomu, Napoleono laikais, kaip jinai vadinasi. Ar irgi vadinasi Onos bažnyčia. Ir ką Napoleonas turėjo omeny pasiimti norėčiau ant delno. Galėčiau čia sukinėti radus. Baig. Negali. Katedros aikštė. Arkikatedros aikštė. Valdovų rūmai. Suksiu dabar į Valdovų rūmus. Kai praeitais metais čia buvau, ten gidė pasakojo, kad va ta vieta, va, kur katedra ir Valdovų rūmai pristatyti, va ten buvo kaip toks ne balkonas, o kaip tarp namų susisiekimo toks ne arka, kas ten toks. O čia va buvo toksai praėjimas iš Valdovų rūmų į arkikatedrą. Ir tie Valdovų rūmai, kai statė savo tuos, kad norėjo su tą patį vėl atnaujinti, bet katedros ir visa ta katalikų valdžia užprotestavo. Gerai. Vakar žiūrėjau, kad čia vat yra įvažiavimas į katedrą. Nėra jokių laiptelių. Nu, aš žinau, kad aš turiu teisės, aš realiai nevaikštau ir galiu judėti kaip neįgalus, bet žmonės supranta, kad čia buvo su dviračiu. Jeigu važiuosi į katedrą, žmonės šaukia, kas čia šitos įvažiavo, kas čia įleido. Bet aš norėčiau, faniai. Man patinka tokia diena, kada nekaitina, nesilina. Kad tai gali daugmaž neprakaituojančiai visus nesiregęs. Ir visus orus gaivus ir nelyja. Važiuoju šitokiam skverelėje prie, nežinau, kur čia randas, žodžiu, prie XFM radio. Atradau tokį priešais super vietelę. Toks nuostabus parkas su vaikais, kur čia būti. O, kaip fainai. Ten va, su vaikais. Gali čia vis tiek su pabrėžti karštą vasaros mateit. Arba šiaip, nu nerealiai fainai. O čia iš viso kažkai daug. Pagalvoju, čia kavinė, ne, čia laisvai prieš. Nerealu. Nerealu. Nu ką, važiuoju. Tai palauk, stabdį išjungsiu. Stabdis. Tuoj, palauk. Stabdis užsikirto. Gerai, važiavam. Ate!
Nežinau, nuo kur pradėjau. Taip, pradėjau dirbti čia. Ok. Einu čia prie to stalo. Gerti vyno. Vietelė faina. Super. Dabar taip matai meniu ir ne? Gero, Labadiena. Šiandien galvoju apie šaunimą sentinuką. Ir dabar galvoju, kas tai galėtų būti. Nu, žodžiu, iš siuntėjas Gintautas po... nežinau, neįskaitau. Nu ką, išpakuojam. Aš galvoju, tokia dėžė, tokia dėžė, kokia 10 kg sveria. Gal čia yra koks nors aukso gabalas, gal čia yra sidabro gabalas. Arba gal tiesiog čia yra kokia nors medinė, gal čia yra tiesiog duonos pjaustymo lenta. Va, gerai būtų. Nu, žiūrim, kas čia yra. Tai kur čia pjauti? O, čia pjausim. Kas toliau? Čia. Pjautas. Kaip čia pjauta? Nu, ką turime? Čia. Taip, dar ne viskas neišsieksime. Kas ten galėtų būti? Nu, gerai. Šį traukia, kaip čia traukia. Nesuprantu. Man ten tokia organizacija sakė, kad mes to duosime tada, kada visiems urmų duosime. Aš prašiau tokio atviruko. Galbūt tas atvirukas su rėmu, rėmelis, nu to čia. Jis sako, urmų, tai galbūt tas urmų man atsiuntė visų urmų. Nu štai va tas atvirukas. Nu, mes jį kol kas nežiūrėsime. Kas čia dar? Čia dar tokios knygos, kaip iškepti rekordą iškepti. Kas čia įdomiausi Lietuvos rekordai. Taip, fainai. Bet įdomu, kas šito dar 4 knygos. Kas, principė, knygos, jo. Pažiūrime dabar į tą diplomą. Kaip čia man pasimti vieną rankoje. Kaip nors. Gerai. Žodžiu, 4 knygos. Fainai. Galėsime draugam išdalinti. O, kas čia būtų? Reikės nupjauti višyčią. Ir ponai ir ponios, kas tai yra? Rekordų akademija. Didžiausias elektrinių triračių neįgalioje įveiktas atstumas 365 km. Rekordą pasiekė klaipėdietis Gintautas Markevičius. Valio! Ačiū. Nu, fainai, gerai. Fainai atrodo. Liuks, ačiū.